esu aš Mantas, man 21 iš Vilniaus ir nuo seno mėgau BMW, o čia yra mano E30. Pradinio kaina buvo gal 5000 litų, bet paskutinio kaina, už kurią aš įsigijau 1500. Istorija buvo tokia, kad niekas nelabai norėjo pirkti, nes jis priklausė mirusiam žmogui. Tas variklis buvo išimtas, bet jis yra panaudotas kitame automobilyje, nes jis buvo geras, bėgęs virš 100 000 tikrai važiuojantis. Motoras yra 4 litrų senesnis M60 B40 iš 38 serijos BMW. Darbai truko ilgai, tai buvo gal apie 2 mėnesius darbo, diena iš dienos kažką veikiant. Taip, važiuojant 10 ir išvažiuojant kokią 10. Tai bakas yra plasmasinis, tikriausiai nuo valties kokios, gal net nežinau. Tiesioginis 2 rezonatoriai, X-Pipas išlygintis spaudimui ir originalus 325 galinis bakelis. Jo, bakas turėjau problemą su kuru. Kadangi čia buvo senas modelis, bake nebuvo vadinamos kuro lėkštutės, kuri važiuojant posūkiais laiko kurą vieną vietoje, kad siurblys galėtų įsiurbti. Bandžiau į chuligankės baką įdėti kregždį siurblį. Gal nepasakosiu, kaip tai vyko, bet tai buvo nelabai gražu. Bet galų gale nusprendžiau, kad reikia padaryti išorinį baką su persipylimo sistema, 2 siurbliais, žemo ir aukšto slėgio, kad būtų galima važiuoti iki tol, kol kuras pasibaigs. Kažkada važiavęs su tokiu, net nežinau, labai naujas Lexusas, gal 550 LH ten kažkoks. Tai žmogus tikriausiai nesitikėjo, kad šitą mašiną gali važiuoti virš 200. Važiuoja, slysta šonu, taip sakant, kaip. Laikų gaunu iš kitų žmonių. Kartais susilaukiu dislaikų tokių, bet tai dažniausiai nežinau net kodėl. Aišku, mieste stengiuosi to nedaryti, bet tai. Sunku atsilaikyti, taip lengvai viskas ten vyksta.